šitose mokymuose, tai gyvenimas būtų įdėsta tokia įprasta, liūdna vaga, be perspektyvos tiesiog. O sudalyvavus šitoj pakopoj ketvirtoj, tai tiesiog viskas persivertė, taip įvyko naujas gimimas, kadangi naujas gimimas, tai naujas ir gyvenimas, nauji giluminiai suvokimai, santykio su Dievu pasikeitimas, savęs giluminis pažinimas. Gera gyvent, pasidarė lengva gyvent, pasikeitė kardinaliai gyvenimas, tik tai aišku dar reikia pagyventi. Bet tu praėjai 3 pakopas iki tol, ne? Jeigu būtum tik su 3 pakopom likus. Ne, aš negalėjau likti 3 pakopom, nes po 3 pakopų man dar buvo daug labai neįspręstų dalykų. Ir tik tai 4 pakopoj įvyko tas virsmas, kur persikeitė kardinaliai visą suvokimą. Jie gavosi daug gilesni, daug pakeitė mano tiesiog požiūrį į praktiškai viską. Ačiū labai Robertui ir tik tai viskas tiesiog paprasta, tik tai reikia eiti ir